Sveiki, labą dieną. Long time no see, kaip sakoma, biški buvau dingęs iš ekraną. Dabar grįžau, atsirado prie kem 6 darbelių. Biški nenumatytų, biški numatytų, biški įdomių, biški neįdomių. Tai šį vakarą turiu biški laiką, tai kažką reikia pasitvarkyti, nes reikės važiuoti su mašina. Gal bus mituks čia vienas iš Klaipėdoj, gal aplankysim. Tai biški reikia pasitvarkyti mašiną, nes jie nebeįmanoma jau yra pavažiuoti. Tai gal einam prie mašinos ir papasakos, ką čia mums reikia padaryti ir kokių update'ukų atsirado. Tai update'uks toks, vat. Gavau dovanų naujas lempas, ledinės, garulės, fainiai. Gavau spoileriuką. Dabar spoileriuks yra ant dvi pusės juostas priklijuots, bet kadangi mes jį dažysim, todėl ir nėra jis normaliai dar priklijuots. Paskui paimsim ant stiklo klijų priklijuosim, bet žodžiu, čia prie to dar prieisim. Čia tokia situacija atsitiko. Išsitaškė padangą, praskuta buferiuką, tai buferį reikės vežti lituoti. Sukeičiau ratus su ana pusė, nes jau kai vis laik vėl šitą ratą ir nuskusta padanga, tai uždėjau kitą pusę, kad toliau galėtumėm burnauts daryti. Ir žodžiu, čia gaunas taip, kad į ratą brūžin ir posparnis yra išsitaškęs, tai labai rubint patį posparnį padangą. Nemalonus garsas važiuojant. Kitoj pusėje situacija, kai uždėjau ratą nuo ten tos pusės, vėl rubin, nes padanga dar nėra pridilusi. Tai irgi reikia kažkaip biškį tą arkikę į lauką pastumti, nes jinai per čia iš tikrųjų įplyša ir sulinda taip į vidų. Tai reikia šitą pasidaryti ir tuo pačiu pasidarysim ledą čia. Tokį fainą turiu, irgi gavau dovanų. Tai tokie darbeliai. Ir dar gal pabandysim uždėti rastavkės ir biškį suversti ratus, kad biškį priekį fituchą patvarkyti. Tai šiandien tiek. Keliamės mašiną, pasikelsim mašiną, nusimsim ratą, susitvarkysim čia arką, jeigu pavyks, ir tuo pačiu šitoj pusėje užsidėsim ledą. Ir tada pereisim prie kitos pusės tą patį daryti. Tai einu dankratą, čia dankratas. Imam dankratą ir darbuojamės. Nežinau, kiek matysis, bet va, grinai per tą viduriuką ir rubinų. Tai reikia tą vietą biškį taip atplėšti. Nežinau, kaip laikys, būtų gerai čia taškiuką užvirinti, bet, kepo aš neturiu. Tai nesuvirinsim, bet bandysim kažkaip biškį atlaužti. Biškį papučiau aš tą arką, gal rubins mažiau, bet kaip minėjau, čia tas įskilims, jis nieko gerą neduoda. Per jį nori linkti vis tiek į vidų tą arką. Tai žodžiu, jeigu kas nors gal netyčia turit kupui body kitą, gali būti palūžęs, dar būtų įdomiau, padarytumėm kažką kontentėlę, kaip remontuojam. Tai domintų. Galiniai ketvirčiai stiklo pluoštą. Ir priekiniai iš tikrųjų irgi, nes jau kaip, jeigu galui susidėsim, tai reikės ir priekį. Dabar nežinau, kol kas ratą nededam, varom čia, pasidarom tą LED juostą kažkur iki ten tos pusės ir ten tą pusę, kai pasikelsim, galėsim dabaigti. Tai, bandom kažką. Turim va tokią šustrą LED juostą, per programėlę valdomą. Visokių čia spalvų galėsim pasidaryti, dar pats neįsivaizduoju, tai kai pasijungsim, tada pažiūrėsim. Kitas dalykas, kad iš tikrųjų man vis tiek tą buferį reikės nusimti ir nuimtam buferiui būtų žymiai paprasčiau susidėti. Bet noriu pažiūrėti, kaip atrodys. Tai, o mum paskui prieš dažymą vis tiek čia, kai susitvarkysim tą, tai reikės dažyti buferį,
O prieš dažymą nusimsam ir vėl priklijuosim. Čia menka bėda, aš manau. Tai pradžiai reikia nusiriebalinti, prasivesti laiduką kažkur ten palikti ir klijuoti. Laiduką nusprendžiau per vieną iš šitų zagluškių prasivesti. Tai reikia išsigręžti mažą skylutę tenai, kad eitų va šitą prakišti. O paskui jau visą kitą čia bagažiniai susitvarkysim. Tai vis dėlto skylutės nereikėjo net gręžti, su peiliu įpjojau, prakišau tą laidą. Ir dabar reikia kažkaip sužvėjuoti su ranka, kad įstatyti atgal tą zagluškę. Biškiuką pavargti reikėjo, bet turim jau tą zagluškę įdėtą. Laids bagažiniai, čia prisijungs dar moduliuks valdymo ir tada ieškosim, kur prijungti pliusą, minusą, gal net nuo lempos paimsim. Tai pasikėliau antrą pusę, po to parodys, kas ten su posparniu, prieisim, pabaigiam su to ledu. Tai dabar reikia mums tą difuzorių biškį atsisukti čia su 8 varžteliais. Nes čia mažas tarpelis toks yra, kad eitų tą ledą mums ten įkišti. Stoginis varžtas. Užsidėjom va tą ledą. Gal stipriai nekris į akį, kol nejungts. Gan normaliai čia atrodo. Kai kur nenorėjo kibti, bet šiaip ne taip. Reikia manyti, kad nenukris. Ir jaučiu, kad susitvarkom čia situaciją. Nusimam ratą. Va, tas posparnis kaip atrodo. Nežinau, kiek čia jų matos. Tuoj ratą nuimsiu, daugiau gal parodysiu. Tai vat, padangas sprogimo neatlaikė posparnis irgi. Pakaito. Ir vat trinas jis į ratą. Tai yra į padangą. Tai nežinau, kažkiek aš jį gal dar norėčiau išgelbėti, kad visai nenuimti. Bet faktas, kad reikia naują. Tai biškelį tuos, kur labiau atsikišę, nukarpiau. Įsukau tokių mažų varščiukų. Tam kartui bus gerai. Svarbu, kad nebesilies į padangą. O dabar čia aš galvoju biškį, kiek įmanoma iš suvediminę varžtą ratą atversti, kad arka ne į ratą kantuką, o tarp padangas ir ratą rubintų. Nes kad rubins tai 100%, bet svarbu ne į ratą. O tas suvediminis varžtas yra štai čia. Ir jis labai negražiai atrodo ir dažniausiai jis nulūžt. Tai gal aš pabandysiu jį pakaitinti pradžiai ir tada bandyti sukti ir gal atsisuks nesulūžęs. Nu vis dėlto nenulūžo. Pavyko prasukti jį, bet kad pareguliuoti mums reikia pasukti patį varžtą, ne veržlę. Tai iš kitos pusės reikia bandyti. Nežinau, jums matos ar nesimato, bet vaikšto tas rats visas. Nuleidau mašiną nuo dankratą, uždėjau ratą ir situacija nėra taip, kad labai kažkas pagerėja. Gal kažkiek biškį pasistūmi tas rats į lauką, bet kai važiuosim per duobę vis tiek rats virs į vidų ir galimai droš tą ratą. Nu, bet čia pažiūrėsim vėliau. Toliau su mūsų ledų situacija. Pajungiau moduliuką ir pajungiau prie pliusą ir minusą tiesiog. Ir nušviečys mums. Dabar, aišku, nelabai kas matos dienos šviesoj. Čia visokių tų režimų yra, galima, sakau, su programėlė, su pulteliu reguliuoti. Dabar su pajungimu situacija. Žadėjau jungti nuo lempų, bet nuo lempų pajungus
bus taip, kad reikės įjungti lempas, kad jis šviestų. O aš norėčiau, kad jis šviestų net ant užgesintas mašinas. Tai reikia iš kažkur atsivesti pastovų pliusą, bet kadangi jis dabar gali būti valdoms su pulteliu, tai kažkaip taip čia ir prijungsiu laikinai, o paskui reikės iš kažkur tą pliusą gauti. Nes aš nenoriu čia tų laidų ant akumo papildomų, tai kažką reikės sugalvoti. O dabar turbūt tiek. Dar paskui, kai sutems, parodysiu, kaip šviečia. Ir turbūt šiam epizodui kaip ir viskas. Žadėjau dar dėti rastavkės į priekį, išvirtimą reguliuoti, bet tuoj parodysiu situaciją su rastavkėm. Jos yra tokias. 2 comų. Nežinau, čia 2 comai būtų gerai. Pabandyčiau, bet rastavkė yra tokia, be jokio centravimo. Tai aš nuvešiu pas tekintoją, kad kokius, nežinau, 5 milus gal nuimtų ir padarytų tą centravimą. Tada bus mažesnį biškį rastavkį ir jaučiu tada sudėsam, nes išsukimo vis dar nėra. Įdėtumėm išsukimą, nebereikėtų jokių rastavkių. Tada reikėtų galvoti, kaip sutalpinti čia tos ratus. Tai šiam epizodui rastavkės paliekam. Kitas dalykas. Gal kažkam reik lempų tų senųjų. Nėra jos labai idealios. Yra tokias biškį paskilinėjusias, nežinau, jeigu matos. Tai parduočiau lempas, nes jau viskas nebereikalingas jos man. Tuo pačiu prisidėtumėt va prie projektėlę kažką. Tai viskas. Ačiū tam kartui. Iki sekančio.